Sveiki, esu filmų kompozitorius Kipras ir šiandien noriu Jums papasakoti, kaip galima įnešti magijos į filmo garso takelį. Tai nieko nelaukiam ir atsidarykim sesiją. Tai tikriausiai pats magiškiausias instrumentas, kurį girdėjote, yra Glockenspielas. Gal pavadinimo nežinote, bet aš jį paleisiu ir tikrai atskirsite, kas tai yra per instrumentas. Turbūt klausantis iškart kyla nuotaika vienas namuose, kalėdų, gal Hario Poterio netgi. Labai magiškas instrumentas. Tada pridėjau dar arfas, kurios turi nupaišo ir duoda dangiško atspalvio. Atrodo, kad viskas vyksta nebe tamsiuose požemėse, o kažkur tai, kur visai šviesur gera. Ir tada labai sinematiški styginiai instrumentai, kurie duoda to epiškumo ir to truputį misteriškumo ir magiškumo. Ir prisideda variniai pučiamieji, kurie rodo, kad jo tokie tamsesni ir atrodo, kad ne viskas čia taip ir paprasta ir gražu. Ir tada pereinam į kitą sceną. Tai va, tai tikiuosi pamatėte, kaip darosi kino magija, kaip kuriasi magiškas kino takelis. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kituose video.